Sveiki visi, čia mano naujas mapas, ką tik sukūriau. Aš dar nesukūręs mapą, tai nežinau, jeigu jums patiks, tai žiūrėkit. Žiūrėkit, aš dabar jūsų nebetrukdysiu. Baigiu nukirsti medį, pasigaminsiu daiktų, įsikasiu urvą ir pasigaminsiu geresnius daiktus. Kaip matote, mano skinas toksai ne iš pačių geriausių užsidėjęs. Kaip matote, dabar daiktus gaminuos. Ir jeigu kas nors norėtumėte į šitą mapą, parašykite man per YouTube į chatą. Labai prašau, man būtų įdomu su jumis pažaisti. Bet jeigu jūs mokate žaisti, tai galite žaisti. Ypač kviečiu Jcraftą ir Edvis S. Su jumis labiausiai norėčiau pažaisti, nes jeigu jūs žiūrite šitą video, tai labai prašau, parašykite man chatą, kad galėčiau su jumis pažaisti į kokį Lucky Block Challenge matchą arba PvP kokį servą. Labai norėčiau pažaisti kartu su jumis, nes aš žiūriu beveik jūsų visus video abiejų ir man jie labai patinka. Jei labai norite žaisti, tai prašau labai prašau nekreipti dabar trumpam dėmesio ir palaukite. Pauzę padarysiu. Tai atsiprašau, sutrukdama, kažkoks nenormalus žmogus buvo prisijungęs į servą. Turėjau jį per chatą iškoliot, kad išeitų į servą, nes kitaip būčiau jam nežinau ką padaręs. Pasijungęs, pavyzdžiui, game modą, pridaužęs, kad aš ne cheateris. Tai nebijokit, daiktų nevagiu iš kitų žmonių, jeigu su kam nors žaidžia. Esu su vienu čia žmogum žaidęs, bet jam nepatiko, kai aš žaidžiu, gerus namus statau. Ir jam nepatiko. Tiesiogiai paėmė ir išvarė mane į servą. Nežinau, ką daryti. Pasižiūrėjau į klipuką, žiūriu, kad galima sukurti video. Sukūriu video. Šiandien balandžio... Palaukit, tuoj pasižiūrėsiu. Balandžio 5 dieną. 2017 metais. Mano servas nuosavas, kitų žmonių nežinau ar priimčiau, kas daiktų nevagia, tos priimu, normalius žmonės. Tiesiog chatas yra YouTube'ai, parašykit, aš į komentarus atsakysiu. Šitas video bus koksai 10 minučių, ne pats ilgiausias. Jeigu norėsite, galėsiu ką nors padaryti, kad jūs patikėtumėt, kai įeisite į šį servą. Ir gal norėsite su manim žaisti. Aš jūsų biškį paklausinėsiu, ar jūs mokate tą. Jeigu viską atsakysite į gerus klausimus, ką, kaip reikia daryti. Tada jūs galite žaisti šį servą ir aš jumis pasitikiu. Būname draugai, jeigu jūs tik panorite. Jeigu jūs nenorite, galite nebūti. Susikurtumėm naują servą arba loštumėm šitą. Tai labiausiai kviečiu Jcraftą ir Edviną S.
Tai yra Edvinas su 3 S. Per šį video aš namą nepasistatysiu, tiesiogiai tik tais eisiu čionais ir statysiu namuką kokį nors. Pilno namą nepasistatysiu. Mano namas ne patys geriausi. Nuo pradžių aš pasistatysiu lievą namą, o po to gerą. Kai kas nors prisijungsit į servą, galėsim eiti kitur gyventi. Jeigu jūs tik panorėsit, galėsim čia gyventi. Tiesiog parašykit man į chatus, kas norite šį servą. Aš priimsiu, mielu noru, jeigu jūs būsite ne toksai, kaip ir iš cheaterių, tai aš jumis tada pasitikėsiu. Jūs suprantat, aš esu ne cheateris, nevagiu daiktų iš Minecrafto, su kom žaidžiu, neinu į namus, be jų atsiklausimų ir kuriu normalius servus. Jeigu kas nors ateis, nesupykite ir klausykitės video. Jei kartais padarysiu pauzę, tai nekreipkite dėmesio. Tiesiog man labai reikia. Jeigu ateitų kas nors pas mane į kambarį, aš tiesiog padarysiu pauzę. Ir nekreipkite, prašau, į mane dėmesio. Jei jūs norėtumėte į šį servą, tik parašykite į chatą. Ir iš karto jūs esate šitame serve. Aš jumis priimu. Pirma, reikės supažinti, kas toks, kur ir galėsime eiti žaisti. Kol kas galėsite apsigyventi mano name arba statyti savo ir prašau labai įeikite į šį servą. Šitas servas gali būti net ilgiau nei 10 minučių. Jei jums patinka, laikinkite šį servą ir labai jumis tada pasitikėsiu. Nes man patinka, kai mano servus laikina taip toliau. Ir aš dienų nedarysiu, lošiu ant sunkiausių zombių versijos. Tai yra, palauk, nebeatsimenu, tuoj pasižiūrėsime. Hard. Atsiminiau, hard. Žaisime ant hard. Hard. Ok, žaidžiu aš jau ant hard. Ant sunkiausios versijos. Šio Minecrafto versija yra 1.0.0. Man versija labai patinka. Tai prašau, rašykite komentarus, kad galėčiau aš jumis priimti šią servą. Parašykite kokius, ką pasistatyti, ką man pasidaryti, kaip pasidaryti automatinės fermas, aš dar nemoku. Ir tada mes kažkaip ir susidraugausim. Labai prašau, rašykit man į chatą YouTube'ai. Aš pirmą mapą kuriu, tai nekreipkit dėmesį. Palaukit, dabar sustabdysiu aš į video. Tai vėl sugrįžau, biški buvo atėjus sesė pas mane į kambarį. Su barbėm žaidė ir vėl jinai ateina. Išėjo ką tik. Biški galvojau, kad jau ateis, bet išėjo. Ir kai jinai ateis, aš padarysiu trumpas pauzę, kad jums taip nebūtų nuobodu, aš jums biški pečiu. Pasigaminsim biškutį. Tai tuoj nueisiu medžiagą nuskaldysiu ir įsikepsim anglies.
Palaukite, tuoj padarysiu aš pauzę, nes atėjo mano sesija. Ne, tai aš ir vėl grįžau. Biški buvo ties brolius, sutrukdė man kurti video. Tai labai atsiprašau. Ir vėl kažkas nori įsilaužti. Ir aš, kai padariau pauzę, pas mane į namus norėjo įsilaužti zombis. Tai aš jį nužudžiau su kirviu. Ir dabar pagaminsiu lempų, kad jums būtų taip netamsu va. Ir vėl zombis. Žudome jį. Nužudžiau. Tuoj ateis dar vienas. Turime čia lempą padėti, kad taip nebūtų tamsu. Va, sakiau, ateis dar vienas. Tuoj. Zombis, ne. Plizas, nenužudykit manęs, aš mirsiu, jeigu jūs mane taip daužysit. Ir čia aš pasigaminau. Ir, kaip matot, aš tuoj nebefilmuosiu. Zombis ateina vėl, palauksiu dienos ir nebefilmuosime video. Įkelsiu aš jį į YouTube, prašau palaikinkit man šį video, kad jis būtų normalus, geras ir įdomus. Aš labai jūsų prašau, sulaikinkite šitą video ir viskas bus gerai. Tikite, jeigu norite šį servą, aš jumis labai norėčiau priimti. Jeigu jūs tik sutiksite įeiti į šį servą. Ir aš labai su jumis norėčiau pažaisti. Kad tik nužudėme zombį su kastuvu ir tuoj, kai ateis diena, baigsime šį video. O kaip matote, tuoj ir ateis šį dieną ir baigsime šį video. Jis, kaip matote, buvo net toks pats ir įdomiausias. Namuką pasistatėme nediduką. Žaidžiame neilgokai. Ir kai matote, tada nieko aš neturiu. Tai tuoj galėsime nebežaisti šio servo ir tada aš jį su jo ką nors padarysiu ir bus baigta. Tai palauksime dienos, nusikirsime porą medžių, kad turėtumėme medienos. Va, avis kaip tik nusižudyti, reikia dar mums vienos avies, kad galėtumėm pasigaminti lovą. Ir tada galėsime mes permiegoti. O, zombis vildžeris. Su zombių vildžeriu galėtumėm įsigaivinti tikrą vildžerį. Bet aš neturiu tokio paušino. O jį labai sunku gauti. Man. Dabar. Šiuo metu. Ir kaip matote, mane gaudo zombis, nuo kurio aš bėgu namo. Ir jeigu jis dabar ateis, mane nužudys. Netyčia turėjau sustabdyti, nes ir vėl atėjo brolys. Nes jis visada mane trukdo. Ir neleidžia žaisti. Labai mane užknisa. Zyzia, ar galiu ateiti. Ne, aš jam neleidžiu. Tai tuoj ateis diena. Baigsime filmuoti video. Tai laikinkite, rašykite komentarus, prenumeruokite šį serverą. Man nedėžia zombis ir voras, bet aš to nežudysiu. O, mažasis zombis. Zombis jauniklis. Turime 2 siūlus, gerai. Reikia mums dar 1 siūlų. Ir tuoj ateis diena ir mes nebežaisime. Kaip tik pasigaminsime lanką.
O, dar vienas zombis. Gausime truputėlį zombienų, tai yra maisto, kuris mus užnuodija, bet vis tiek galime pavalgyti nuo jų. Va, kaip tik viena vis pasigaminsime lovą. Mums jin bus labai naudinga, norėjau pasakyti. Ir pasigaminsiu lovą ir baigsiu filmuoti video. Kaip matote, šis video dar tik truko 15 minučių ir tai bus 16 minučių. Ir kaip matote, šis video beveik apie 20 minučių. O sakiau, tik bus apie 10 kažkur, bet vyko apie 20. Tai prašau, manęs nepykite. Arba kaip tiksins, arba kaip tik jums patinka. Tai tuoj nusipirkti medį ir pasaminu aš lovą. Kursiu dar dalių. Šiandien bus ne viena dalis. Ir bus labai gera, palaukite, tuoj padarysiu pauzę. Tai atėjo brolis biškį pasiimti rūbų ir išėjo. Bet kad jis vėl neateitų, būtų labai gerai. Tai va, jau turiu lovą. Tu ir nepažaisime. Pasidedu aš lovą. Biškį pavalgau avienos iškeptos ir biškutis zombienos. Kad susipildytų gyvybės, palaukim ir baigsime šį video. Tai kaip matote, nediduką namą pasistačiau, be langų dar kol kas. To įdėsime langus, o su šitais stombrikais, ar kaip jie vadinasi, apdėsim aplink namą ir padarysim sieną. Kad zombi neįsiveržtų namą mūsų ir įdėsime dar 2 duris. Zombi taip nebeįeis į mūsų namą. To iškeps maistas, pasidalys visus širdutės ir palaukime, kol iškeps mums su maistas. Ir tada jau tikrai nebežaisime, nes jau beveik 20 minučių aš kuriu šį video. Ir man jis labai svarbus yra, dėl to, kad aš jį įkelsiu į YouTube, gal kiti žmonės pamatys, kad yra šis video ir norės kartu su manim žaisti. Tai aš labai norėčiau irgi su jumis pažaisti. Dar gal prisijungs ir mano brolis prie šito servo, jeigu aš jį priimsiu. Nes jis biškutį nenormalus. Aš nenorėčiau jo priimti. Bet jeigu jums norite, kad priimčiau savo brolį, tai tik parašykite į komentarus ir aš jį priimsiu. Jam yra tik 5 metai, jo vardas Eimantas. Pavardė Lapinskas, kaip ir mano Lapinskas. Tai šitą mapą labai kviečiu Edvinas su 3 Edvinas su 3 Edvinas. Nu ir labai kviečiu į šį servą J-Craftą. Jeigu žiūrite Edvinai ir J-Craftą šį servą, prašau, parašykite man į chatą. Taip ir baigiu aš šį servą.